gyventi ir taip, kaip gyvena mūsų laidos herojai. Šeima, audros ir štilis. Atradimai ir praradimai, džiaugsmas ir ašaros. Tartus barniai ir susitaikymo palaima. Visa tai menas gyventi. Gyvenimo teatre mes aktoriai. Kiekvienam skirtas vis kitas vaidmuo, kurį privalome suvaidinti teisingai. Nėra šitame teatre režisierius, todėl kartais jaučiamės pasimetę ir vieniši, pavargę ir nelaimingi. Ko reikia žmogui, kad jis pasijustų laimingas? Kokia toji laimės formulė? Kaip išmokti to meno gyventi? Ieškoti atsakymų atvykome pas Haną Šumilaitę. Šios energingos moters veiklos keliais žodžiais neapibūdinsi. Ji pirmojo lietuviško humoro serialo Kaimynai aktorė, mėgėjų teatro režisierė, renginių organizatorė, radijo laidų vedėja. Ji puikiai pašnekovė ir kompanijos siela. Paklauskime ponios Hanos, ar sunku gyventi? O gal reikėtų klausti išgyventi menininkui šiandieninėme gyvenimo teatre? Žinot, aš apskritai bijau labai to žodžio menininkas. Aš taip, menininkais aš galiu vadinti labai nedaug žmonių. Aš taip bijau pasakyti, kad aš taip jau menininkė, garsus tas žodis. Aš dirbu savo darbą taip, kaip aš sugebu. Nes dirbti su mėgėjišku teatru, tai yra kūryba. Bet va tie garsus tokie pavadinimai, aš menininkas, tai dažniausiai taip save įvardina, aš taip susidūriau gyvenime tie, kurie mažiausiai turėtų to vardu vadintis. Ar kada nors apskritai menininkam buvo lengva? Ir aš apskritai galvoju, tikras menininkas jis visada būna opozicijoje. Jis niekada negali būti va čia šalia tipenti ir būti labai geras, pavyzdžiui, valdžiai, visiems patikti. Kažkas tada yra su juo netvarko ir jeigu mes paimsim visą istoriją meno, tai labai nedaugelis. Buvo rūmų dailininkais ar rūmų kompozitoriais ir tarkim turėjo neblogus pragyvenimo tokius šaltinius. Daugumagi žmonių šitų gyveno neįtin tokį pasiturinti gyvenimą, ar ne? O dėl turto tai ir dėl to materialaus, tai aš visą laiką sakau ir visą laiką kartoju, kad turtingas ne tas, kuris daug turi, o tas, kuriam užtenka. O man užtenka. Aš aišku, pasvajoju, kaip gerai būtų į Meksiką nuvažiuoti, į senąją Meksiką, ne į serialų Meksiką, aišku. Aš neturiu laiko kol kas ir manau, kad sudėtinga bus, bet galima pataupyti ir galbūt surinkti Meksikai. Tai tas būtų atsakymas, kad galima pragyventi. Vaikystėje tai viską žinai, ko tu labai nori. Bet vienas tai iš tikrųjų būtų kelionė į Meksiką, antras būtų kelionė į Indiją, ir trečias būtų sutvarkyti galutinai buitį. Tai reiškia, kad jinai man nušoktų nuo galvos. Aš jau vis tiek galiu pasigirti, aš esu tokia ganėtinai praktiška moteriškė, aš remontus dariau porą metų, bet dar liko visokie kiemai nesutvarkyti, neapšiltintas namas ir visa kita.
Ir aš norėčiau, kad ta buitis jau sutvarkyta ir jinai man nesuktų galvos. Nes namas jis reikalauja kažkokiu įdėjimu, jo labiau, kad tai yra senas namas, statytas mano tėčio dar. Ir kaip ten bebūtų, reiškia, tu gali kalbėti apie tai, kad buitis tau nerūpi, bet jinai turi rūpėti. Tiek, kiek reikia ją sutvarkyti, ar ne? Aš nesakau apie kažkokią prabangą ar ten tarnavimą daiktams, bet turi būti ta lygsvara, turi būti harmonija. Labiausiai nemėgstu, tai aš visą laiką taip draugams atsakau, kad aš atsiduriu, pavyzdžiui, folkloro vakaroniai ir esu visiškai kitoj nuotaikoj, o mane tempia šokti ratelių arba polkos su ragučiais. Nekenčiu. Tai čia taip su jumoru. O nemėgstu, aš manau, kad kaip ir kiekvienas normalus žmogus, aš nemėgstu grubumo, nemėgstu chamizmo, nemėgstu kvailumo. Kvailių daugėja, kaip aš kažkada pasiskundžiau draugui tokiam, sakau, tau neatrodo, kad kvailių daugėja pasaulyje, jis sako, baigtų, sako, čia yra logiška. Žemėj kaip planetai duota pastovi konstanca proto, o žmonių tai daugėja, sako, tas protas išsidalina. Bet taip nėra, bet iš tikrųjų galbūt toks dabar laikmetis, kad daug kvailių, daug gudrių žmonių, neprotingų, bet gudrių žmonių yra valdžioj, pasidarė pinigų, jie dabar reiškia jaučiasi tokie stiprus ir galingi. Ir tai juokina, bet tam tikra baimė yra, kad jie dabar yra tie, į kuriuos lygiuojasi ir tie vienadieniai tokie dalykai, kurių pilna dabar ir visi realybės šou, kad aš su vaikais dirbu ir pradedu, reiškia, aiškinti, kiek reikia įdėti darbo, kad gautųsi spektaklis, kad tu taptum aktorium. Ar jisai sako, ne, tai sako, aš tada geriau nueisiu į realybės šou. Ir jis tą mato, ir tu vaikui negali įkalti galvą, kad tai yra netvarkoj, kad tai negerai, tai kai jis mato, kaipgi, jis tą mato, visi džiaugiasi tuo. Ir čia yra labai sudėtinga. Aš suprantu, kad taip atrodo, mes jau lik ir tokia vidutinė karta arba nueinanti, galima kaip nori vadinti, jauniem tai mes atrodome jau kaip dinozaurai, aišku. Bet tiem, kuriem dabar ten po 18, ar ne? Bet ko dar aš pasilgstu labai? Aš pasilgstu maišto. Jauni žmonės, su kuriais aš susitinku, tarkim, studentais, jie jau yra pragmatiški, jie ten studijuoja, jie dar biški dirba, šiek tiek dirba, jie jau tam planuoja į ateitį. Ir kada žiūri taip, iš suaugusio žmogaus pozicijų, viskas tvarko, lyg kokie tvarkingi geri jaunuoliai, ta dalis, kuri taip mąsto. Bet man, galvoju, ateina visiškai nauja karta, turėtų ateiti, ar ne, su nauja estetika, su nauja pasaulėžiūra. Taigi mes maištavome, mes hipavome, mes auginom plaukus, mes klausėmės muzikos, kuri buvo nepriimtina mūsų tėveliams. Ir reiškia, vis tiek tas turi ateiti, kažkokia nauja estetika. Dabar, aš suprantu, ateina kažkas tokio, bet tokio ryškaus, aš pasiilgstu, man patiktų, kad mūsų jaunimas labiau maištautų. Turiu senelio dovanotą žiedą, auksinį, ir taip jau susiklostė, nes anais laikais, tarybiniais, skaitėsi, kad tai yra labai rimta gera dovana, ar ne, auksiniai papuošalai. Aš aukso niekada nemėgau ir niekada jo nenešiojau. Ir kiek man buvo pridovanota, tai per 3 kartus viską ir pavogė. Reiškia, vis tėtis su mama arba ten seneliai padovanodavo ir vis pavogdavo man. Šito žiedo nieks nepavogė. Ir jis iki šiol yra, ir kada man yra kažkokie svarbus sprendimai, svarbus reikalai, aš jį pasiimu, palaikau rankoj, mintimis pasišneku su seneliu ir man padeda. Knygos. Aš be knygų tikrai negalėčiau. Čia, aišku, skamba labai taip. Bet iš tikrųjų negalėčiau. Aš pavyzdžiui, nemėgstu bibliotekai skaityti. Kada jau labai reikia kažkokios informacijos, aš galiu ten. Bet paprastai noriu turėti knygą savo. Tai aš turiu tokią, kad ir nedidelę biblioteką visokių pjesių, teatrinių, teorinių.
dalykų, tai dabar visi, kas mokosi, ir mano auklėtiniai visi jau, ir dabar vat, mano draugė Giulija, kuri ėmė studijuoti Klaipėdoj, visi ima iš manęs knygas, arba aš jiems galiu bent jau pasiūlyti ir ką nors pasakyti. Be knygų negalėčiau be savo paveikslų, tai yra mano draugų darbai. Jie yra įvairūs, vieni ten geresnės, kaip sakyti, jeigu jau kalbėti apie tą meninį lygį, ar ne, bet jie man visi brangus, jie visi yra sušildyti. Ir aš kiekvieną kartą pasižiūriu į tą paveikslą, prisimenu tą žmogų. Ir man šilta nuo to, ir gera. Ir kas be ko visi žino, kas turi daug paveikslų, kad paveikslai pykstasi. Pas mane jie nesipyksta, kažkaip visi, galbūt todėl, kad tai yra mano visi draugai. Ir aš labai myliu apskritai šitą, kaip aš sakau, kastą, dailininkų kastą. Tai yra ypatingi žmonės. Tai yra labai man brangus žmonės ir aš juos labai myliu. Aš labai bijau tokių visą laiką skambių žodžių, jie nuskamba kaip. Bet aš tikrai nuoširdžiai tikiu, kad tėvynė labai svarbu. Man labai baisu, kad žmonės taip lengvai. Man, žinot, kažkada skaičiau tokį interviu su Radvilų palikuone, kuri dabar gyvena Lenkijoje, jau yra senutė, jau ten aišku kažkelinta karta. Ir jos klausė, čia buvo, reiškia, solidarumas, dar kažkokie dalykai, visi bėgo, tas karinis jų įvesta karinė ta diktatūra. Ir jos klausė, sako, kodėl jūs neišvažiuojat, jūs turite giminių, jūs turite kažkokius ten, reiškia, ryšius. Ir jinai pasakė, kad, sako, tėvynė tai nėra tai, kad kur tau yra gerai. Tėvynė tai yra giliau, tai yra tavo šaknis, tavo gyvenimas. Ir sakau, man šiek tiek liūdna, kad žmonės taip labai lengvai. Dažniausiai išvažiuoja ne tie, kuriems čia buvo labai sunku. Išvažiuoja tie, kurie čia galėjo dar gyventi, bet tai jiems ten atrodo geriau. Aš tikiuosi, kad grįš. Taip kaip grįš mano sūnėnas, tikrai žinau, kad grįš. Aš turiu sūnėną, kurį vadinu sūnum, ir čia yra tokie du angelėliai nuotrauka, yra mano anūkai, aš juos vadinu anūkais. Tai yra mano didysis džiaugsmas dabar, visi žino, kaip ten seneliai ištirpsta prieš anūkus, tai aš neišimtis, ponai, aš irgi lygiai taip pat. Tikrai ne mano sfera, nes kažkada, kaip klasikiniuose vadovėliuose sako, kad mezgimas, reiškia, ramina nervų sistemą, tai man neramina. Aš kol numesgu tokį gabaliuką šaliko, reiškia, mano temperamentas mane varo iš proto, nes man tai toks beprasmis dalykas. Ir kada mes studijavom, tai choreografės, jos, tais laikais nebuvo gražių dalykų, ar ne, pirkti labai, arba buvo labai brangu, tai jos nepaprastai gražiai megzdavo. Ir per visas tokias bendras paskaitas aš matydavau, kaip jos žiūri dėstytoja, o rankos dirba, žinai, jos megzdavo. O aš tai tada skaitydavau knygai. Ponios Hanos gyvenimas – kūryba, o kūryboje gausu gyvenimiškos išminties. Klausykit, moterys, kaip dabar sunku pasirodo būti gražiai. Žinokit, tų žurnalų va tiek, fundai pridėti. Aš tai žinai pasivarčiau, 6 puslapiai vien kaip alkonės prižiūrėti. Taigi aš dirbanti moteris, kad aš turiu laiko tas alkūnės prižiūrėti. Aš ten kaip paskaitai tos mūsų dabartinius žurnalus, žinot, tai klausykit, atrodo, kad nieko daugiau gyvenime negali veikti, ne? Tik gražiai atrodo. Dieną kokių 12 valandų reikia. Klausykit, mūsų laikais buvo vienas žurnalas, koks buvo? Kas atsimena? Tarybinė moteris. Į kaip valgyt buvo aišku, į ką pamėgst.
į kaip viskas atrodo, ne? O dabar, žinokit, su tai žurnalais, tai aš galvoju, sunku dabar kažkaip moteriai atrodyti neblogai. A ypač dirbančiai moteriai, ne? Aš žinokit, dar portą metu. Gyventai reikia iš ko nors. Šiandien, žinokit, prie stoties 5 litus imu. Šiandien numulysiu šardą. Žinokit, susikaupkit ir tai. Pagalvokit, kokiam laikotarpį norit. Pavyzdžiui, 3 mėnesiam, pusė metų metams, ne? Man nesakykit, poniška, kairę rankelę atneškit. Tik pačiai pagalvokit, kairę rankelę 3 kortas ištraukit. Nu tai jau šitą. Čistą teisybę pasakysi. Aš galiu meluot, kortą nemeluoja. Žiūrėk, kaip visi nutilo, kaip svetimos paslaptys visiems įdomus. Nu tai ponia mano miela, nieko blogo aš jums negaliu pasakyti. Ot nežinau, ar turit mašiną? Tai jeigu neturit, turėsit. Gal vėliau nuo to išlaušit, žiūrėkit, pinigai krenta, mašina krenta, kelionė krenta. Va, šitam ponui tikrai ištrauks. 3 kartykės. Kairio ranka, kas čia darosi su tais vyrais. Nemoka nei nežino, nei kuria ranka, nei ką daryti. Ai, ponas mano mielas, ką aš jums galiu pasakyti? Va, kokia korta krenta. Vat maitinimosi įgūdžius reikia keisti, įpročius reikia keisti, ponas. Taip, ir va, žinokit, su sveikata. Problemos dėl to, kad valgom per daug ir skaniai. Ką reiškia kasdienybė, žinot, aš vat, galbūt čia su tuo ryšasi, kad aš myliu savo darbą, tai man taip retai būna, kad aš labai pavargstu, vat, sako, ten, reiškia, vat, kasdienybė. Aš vat dirbu su vaikais, ar ne, po to su suaugusiais, po to bėgu į radijo stotį, vat, Extra FM aš dirbu. Ir kiekvienoj tam darbe reikia kitokių kažkokių savybių, tai gal įsijungi. Pusrutulis tai turbūt veikia tas pats, bet kažkokios ten kitos rievelės turi dirbti, ar ne? Ir kažkaip viskas tvarkoja. Įsisukusi savuose darbuose, ponia Hana laisvo laiko nedaug teturi. Bet dienai pasibaigus ateina vakaras, o po darbo savaitės savaitgalis. Ką veikia tuomet ši nenuilstanti moteris? Kaip atgauna jėgas? Gal mėgsta siuvinėti ar megzti? Ne, rankdarbiai tai tikrai ne mano sfera. Nes kažkada, kaip klasikiniuose vadovėliuose sako, kad mezgimas, reiškia, ramina nervų sistemą, tai man neramina. Aš kol numesdu va tokį gabaliuką šaliko, mane, reiškia, mano temperamentas mane varo iš proto, nes man tai toks beprasmis dalykas. Ir kada mes studijavom, tai choreografės jos, tais laikais nebuvo gražių dalykų, ar ne, pirkti labai arba buvo labai brangu, tai jos nepaprastai gražiai megzdavo. Ir per visas tokias bendras paskaitas aš matydavau, kaip jos žiūri į dėstytoją, o rankos jau dirba, žinai, jos megzdavo. O aš tai tada skaitydavau knygas, nes man tas mezgimas, toks beprasmis atrodė. Aš atsiprašau visų moterų, kurios tą mėgsta. Aš galiu suprasti, kad jūs mėgstat, bet aš nemėgstu. O mano toks, jeigu galima sakyti, atsipalaidavimo būdas, aš gaminu valgyti, kas ant manęs ir matosi, bet aš iš tikrųjų labai mėgstu svečius. Aš labai mėgstu, kada pas mane ateina draugai. Aš visada stengiuosi, jeigu tik turiu laiko, paruošti nors, skanaus ypatingo. Ir man tai yra, juokingai skambės, bet kaip meditacija. Aš gaminu valgyti. Aš tikrai su meile tą darau ir sako, kad skanu, tai ką aš darau. Ir man tai yra toks savotiškas dalykas. Vasara tai yra pjaunu, pavyzdžiui, žolę, labai mėgstu tą daryti, ravėti nepakenčiu. Bet mano mama entuziastė, nors jai 83 metai, jinai praktiškai ravi, dirba viską. Aš dažniausiai sukasu ir po to laistau, tai čia yra mano darbas ir žolę nupjaunu. O visą kitą daro mano mama, kuri labai džiaugiuosi, kad jinai dar stipri, dar juda ir ne tik, kad juda, ohoho, dar kaip juda, dar mane reiškia patvarko kartais. Ponios Hanos namai visuomet atviri svečiams.
Ši moteris tarsi magnetas traukia žmonės savo optimizmu ir energija, gebėjimu išklausyti ir patarti. Mūsų filmavimo grupiai besisvečiuojant pas ponę Haną, užsuko jos kolega, ilgametis scenos partneris ir amžinasis kaimynas aktorius Algis Slienys. Ponas Algi, kokia ji, Hana Šumilaitė? Gerai, kad mes ne visą laiką kartu. Tai tada labai įdomu, pasilgstam, viskas pas mus daug šnekos, viskas. Nežinau, ar kas galėtų, taip sakant, su ją gyventi ilgiau, nes jinai yra atominė. Nežinau, koks vyras turi būti šalia jos, arba toks pat atominis, bet tai irgi žinot, gali būti didelis sprogimas, arba visiškai nusileidžiantis. Man taip atrodo. Jinai vulkanas. Energija, emocijos, viskas, taip sakant, į vieną pusę, į kitą pusę, paskui staiga tolerancija. Tiek visko daug, kad tikrai vyram turėtų būti per daug. Sprogstamas užtaisas. Jeigu užpiks, tai gali užpikti ir čia pat atsileidžia. Tai ne visi tą pakelia. O tiek metų mes kartu ir kaip Hana sakė, sako, vienintelis žmogus, sako, su kuriuo aš niekada beveik nekonfliktuoju. Ta prasme, aš žmogus minkštas, aš linkęs nusileisti greičiau. Bet jos energiją suvaldyti, aišku, labai sunku. Tai didžiuliai. Bet mes sutarėm, kaip partneriai jin patikimai. Niekad nenugripaus, taip sakant, visada mes išsisukam iš situacijų, neteko, taip sakant, į tokią duobę kristi ar kažką, tai labai taip orientacija gera. Man jinai kaip partneriai labai tinka. Jautri yra, labai, sakyčiau, ir išmintinga pakankamai, ir švelni, ir draugiška, ta prasme, dėmesinga labai. Draugų tarpe ponia Hana garsėja kaip puiki kulinarė. Yra žymus patiekalai, kurie tik pas Haną. Jinai antytę moka labai skaniai padaryti, žuvytę padaryti, ir aišku, pyragėlius visokius, ko jin dabar savo nelabai leidžia. Čia kaip ir serialė, žinot. Jinai prižiūri savo, taip sakant, racioną ir aš supūdau tuo pačiu. Taip norėtųsi, kad jinai surastų tą savo princą, kurio jie laukia, ko gero visą gyvenimą. Ir vis tik paklauskime ponios Hanos klausimo, į kurį atsakymų ieškoti mes čia atvažiavome. Ko reikia žmogui, kad jis jaustųsi laimingas? Kokia toji laimės formulė? Ir klausimas jūsų toks į lyriką tempia. Nežinau, kaip čia šnekėt ir kaip čia atsakinėt, bet galvoju, kad apskritai tokie, visą laiką įsišiepęs ir visą laiką laimingas gali būti tik idiotas. Ta prasme, ligonis. Nes, reiškia, neadekvati reakcija gyvenimui. Gyvenimas jis toks banguotas, jis geresnis, blogesnis. Bet kaip pagalvojau, vis dėlto nemažai pragyventa to gyvenimo, jau toks geras gabalas. Galvoju, kad yra labai gražių dalykų. Aš visą laiką galvoju, kad mano angelas sargas labai stiprus yra, jis mane saugo, nes kiek buvo progų, kad aš galėčiau, reiškia, kažką tokio iškrėst blogo, tai tas yra. O man visą laiką patiko Bredberio toks lyg apibrėžimas tokio, ko žmogui reiktų. Tai reiktų meilės, darbo ir draugo. Aš turiu darbą, kurį myliu, kur visą laiką einu į darbą, galvodama, kaip fainai. Ir galvoju, kad tai yra labai svarbu, nes dauguma žmonių nebūtinai eina į darbą pasišokinėdami. Ir tai galvoju, kad pats baisiausias dalykas, nes aš įsivaizduoju, kad vis tiek, tai vienas svarbiausių dalykų, jeigu tau nepatiktų darbas. Tai būtų labai sudėtinga. Aš turiu labai daug draugų. Ir būtent nepažįstamų, bet draugų. Draugų žmonių, kuriais aš galiu pasitikėti, kurie sunkia minutė atsistoja šalia. Aš, aišku, irgi stengiuosi tą daryti. Tai aš džiaugiuosi tuo, kad aš sutikau apskritai gyvenime, sutikau labai daug šviesių jaunų žmonių. Per visą gyvenimą, kaip aš sakau, gal sutikau kokius 3-4 svoločius, tokius jau kenkėjus. Bet palyginus su tuo skaičiumi gerų šviesių žmonių, tai yra toks mizeris. Tai irgi džiaugiuosi, kad turiu tos draugus. Su meilė man, tarkim,
ne visai pasisekė, bet aš galvoju, irgi aš turiu ką prisiminti. Aš turėjau labai šviesų gražų jausmą, mano buvusi vyrą. Ir, na, susiklostė taip, kaip susiklostė gyvenimas. Bet va tie keli metai, kai aš buvau su juo, aš iš tikrųjų buvau begaliniai laiminga. Ir aš dar tikiuosi, kad Dieve, koks nors ten su dviračiu atmins dar pas mane. Jau balto žirgo tai nesitikiu, bet gal atmins su dviračiu. Viskas yra mumise, žinokit. Ir tas, vat, niurzgumas, ta bloga nuotaika. Ir tas, aš žinau, ką jūs pasakysit, gyvenimas yra sunkus, gyvenimas yra blogas. Jis niekada nėra lengvas. Jis niekam, per visą žmonijos istoriją, jis niekam nebuvo lengvas. Niekada nebuvo laikai, kai viskas žydėjo. Tai yra mūsų didžioji svajonė tikėtis, kad bus viskas labai gerai, kad visi bus pavalgę ir apsirengę ir visa kita. Bet aš galvoju, nu, va, šitas laikas duotas gi mums. Ir galima jį nugyventi, nežinau, draugaujant, besišypsant, nešant geriau, galima nugyventi, niurzgant, kad man yra blogai, nu ir numirsim, nu ir kas iš to. Taigi gyvenkim, ponai, linksmai ir gražiai. Iki. Kitą sekmadienį svečiuosime Šventosios miestelio seniūno Eugenijaus Čilinsko šeimoje. Susidūręs akis į akį su mirtimi, po sudėtingos širdies operacijos, ponas Eugenijus stengiasi prasmingai praleisti kiekvieną naują dieną, brangina kiekvieną akimirką praleistą su savo šeima. Jis iš naujo mėgaujasi gyvenimu. Bet kai jau antra širdies operacija buvo jau brandžiam amžiui, tai vertybės jau yra visai kitos. Jau buvo ir antra šeima, jau buvo maži vaikai, dar visai maži. Ir jau prieš operaciją, ypač po operacijos, jau po sėkmingos operacijos, noras pasveikti buvo didžiulis. O jau atsiskarčius jėgom, tai ir noras gyventi, noras veikti yra dar didesnis.